Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandieną mes kalbėsim apie tai, kaip jūs kūrėte savo aš vaizdą, įvaizdį galim pasakyti. Kai kada tai būna realus įvaizdis, kai kada tai būna virtualus įvaizdis. Kaip jūs jį sukūrėt? Aš turiu minį tam tikroj kultūriniai aplinkoje. Tai dabar kultūrinė aplinka, jinai mus įtakoja dviejopai. Pirmiausia, tai leidžia mums realizuoti savo vizualumą. Mes tik tai galim sukurti savo vaizdą. Yra 4 faktoriai, kurie stipriausiai įtakoja. Tai dabar perkim prie praktinių dalykų, užtenka ten tų teorijų, perkim prie praktinių dalykų. Tai dabar pirmas klausimas yra, kurį jūs turėtumėte pabandyti atsakyti, jeigu žinoma norit sukurti savo aš. Ar pratęsti dabartinį, kurį turite, ar savo naująjį sukurti jo gerą vaizdą. Tai pirmas klausimas. Kokius turit gebėjimus, kuriuos norėtumėte realizuoti? Kokius turit gebėjimus, talentus, įgūdžių, žinias, mokėjimus, kuriuos jūs norėtumėte realizuoti. Ir kad tai būtų jūsų aš atspindys, kurį norėtumėte pateikti visuomeniai, aplinkai, kad jie pamatytų. Pabandykit užrašyti kokius 5-6. Pažiūrėkit, koks ten gaunasi sąrašas. Nes jeigu nenorit kažkokių gebėjimų, kažkokių savo kompetencijų realizuoti, tai neverta ir to naujo savo aš ir kurti, savo to vizualumo. Tai gerai, jeigu turite jau sąrašą, užduodu antrą klausimą. Iš to sąrašo esantis kurius kompetencijos gebėjimai, kokios yra galimybės aplinkoje tai padaryti. Kaip pavyzdys, jeigu jūs norėtumėt, pavyzdžiui, būti futbolininkas, ar jūsų aplinkoje yra treneriai, kurie paimtų jūs ir sakytų, aš tave ruošiu, aš tave treniruosiu, mes iš tavęs padarysim gerą žaidėją. Jeigu nėra tos aplinkos, tai gal galima savo gebėjimus realizuoti kažkur kitur. Pavyzdžiui, jeigu jūs negalit būti futbolo žaidėjas, galbūt jūs galite būti geras bėgikas, nes jūsų gebėjimas, pavyzdžiui, yra būti labai ištvermingu. Tai tą gebėjimą galima realizuoti kažkokioje kitose galimybės, kitose kažkokiose veiklose, bet tas gebėjimas tai yra jūsų kažkokie fiziniai, psichologiniai ypatumai, kuo jūs išsiskiriate iš kitų žmonių. Dabar paieškokit tų aplinkoje galimybių, kur jūs galėtumėte tai padaryti. Išrinkit iš tų savo gebėjimų, kompetencijų ir ieškokite, kurioje vietoje galite tas galimybės realizuoti. Sekantis, trečias aspektas, kuris yra labai svarbus, realizuojant save kažkokiam vienoje arba kitoje kultūrinėje aplinkoje, tai yra, ar jūs turit norą tai daryti, nes vienas dalykas aš galiu, antras dalykas yra galimybės, bet galbūt aš neturiu noro tam. Dažniausiai žmonės sako, neturiu laiko, neturiu ten kažkokių ten apribojimų, neturiu ten, bet dažniausiai iš to slypi, kad jis neturi noro. Jis nenori skirti tam tikrą laiko kiekį, kad tai galima būtų padaryti. Tai dabar pagalvokite, ar yra tas noras. Ar galite save mobilizuoti, kad surasti laiko tam savęs keitimui, savo naujo vaizdo sukūrimui. Tai gali būti 10 minučių, tai gali būti 20 minučių, tai gali būti valanda per dieną. Jeigu nors per savaitę valandą laiko tam skirsite, tikrai jūs pasikeisite. Tikrai jūs kažką tai išmoksite, naujus įgūdžius, naujus gebėjimus, tai tikrai save realizuosite. Gerai. Jeigu jau visgi apsprendėt, kad turite resursų, kurių pagalba jūs galėtumėte realizuoti, tai tada dar vienas klausimas, kuris mano manymu yra labai svarbus, tai ar tai yra jums vertybė? Nes gali būti yra gebėjimai, yra gera aplinka, yra netgi noras, bet tai nėra labai vertinga. Yra žymiai svarbesnių vertybių negu tai, ką jūs čia dabar norėtume daryti. Ir labai daug šansų, kad tiesiog žmogus to nedaro. Tai pabandykit pagalvoti, ar tai yra vertinga ar ne. Jeigu tai yra vertinga, pagalvokite, kaip jūs tai realizuosite. Tai tas svarbos klausimas yra labai svarbu. Gerai, įsivertinot. Dabar noriu dar pasakyti kitą dalyką, kad tai, ką jūs darysit, gali būti iš principo arba tai yra perimti kažkokie dalykai iš supančios aplinkos ir juos, kaip pasakyti, realizuojate, arba jūs galite bandyti kažkokius daryti naujus dalykus, ko anksčiau nebuvo, ir būti tokia kaip subkultūros kažkokio vieno arba atstovų.
Tai dabar pabandykite tą norą savo, kuris dabar yra tas noras, mes jį suformavom, taip, jūs norit kažkokį vizualumą sukurti, pavyzdžiui, futbolininkas, taip, tai jisai neatsiranda iš kažkur tai, taip, yra tam tikros socialinės programos, aš turiu minį, egzistuojančios jūsų aplinkoje, kad futbolininkų, krepšininkų, sportininkų būti gerai. Tai dabar pagalvokit, iš kur atėjo tie dalykai, kas jūs paskatino visgi norėti va tokiu būti. Nes neužmirškit, ne tik tai mes kuriam kažkokį kultūrinį produktą, bet ir kultūra įtakoja mus. Mes negalim kažką tai visiškai naujo sugalvoti. Galim. Galbūt iš tikrųjų tai gal truputį perspaudžiau. Gal ir galim tai padaryti, bet dažniausiai tai mes kažką tai perėmėm. Kažkokias socialinės programas. Galbūt tai mokykloje, galbūt tai yra kažkur tai kitur, nežinau, gal šeimoje. Tai pagalvokit, iš kur atėjo. Užrašykit. Toliau. Sekantis dalykas, tai kada mes turim kažkokios savo vidinės vertybės, tai dažniausiai jos atspindi kažkokios vertybės, kurios yra jūsų kultūrinėje aplinkoje. Tai iš kur ta vertybė atėjo, paklauskit savęs, kano jinai yra. Gal jūsų tėvų, gal jūsų artimųjų, gal tai yra iš televizijos, gal tai yra iš knygų. Iš kur atėjo šita vertybė? Galbūt tai yra kažkano tai interesas, gal tai yra konkretaus jau žmogaus kažkoks noras, kad jūs būtumėt kažkoks, taip, kad kažką tai darytumėt. Tai pagalvokit, gal tai išplaukia iš kažkokio konkretaus žmogaus. Galbūt tai yra tiesiog paplitusios idėjos aplinkoje, tai yra tiesiog kaip standartas, kad taip reikia. Galbūt tai yra kažkokios tradicijos, šeimos tradicijos. Gal yra jau tiesiog tai kaip norma. Taip sakant, tai, ko jūs norit, tai yra įtakojama iš supančios aplinkos. Tai pabandykite vertinti, kas įtakojo, kad visgi pas jūs susiformavo toks noras realizuoti savo tokį, o ne kitokį kažkokį vizualumą. Taip? Žinoma, kaip ir minėjau, jo gali būti keli, nebūtinai jis turi būti vienas. Taip? Tai dabar užbaikim šitą mūsų susitikimą tiesiog apibendrindami. Tai dar kartą, ar žinote, iš kur atsirado jums noras realizuoti šitos gebėjimus? Iš kur? Iš socialinių programų, iš normų, iš kažkokių aplinkos, gal kažkokie žmonės. Taip, pirmas. Antras, ar tuos gebėjimus jūs turit? Ar iš tikrųjų tos gebėjimus jūs turit, ar jūs norite juos lavinti? Sekantis klausimas, ar yra tam galimybės? Jeigu nėra konkrečiai tam galimybės, gal tą savo gebėjimą galima realizuoti ir priderinti prie dabar esamų galimybių. Gal netaip svarbu būtent kažkuo tai konkrečiu, pavyzdžiui, krepšininkų, galbūt jūs galite būti tinklininku, taip, ir realizuoti savo tas galimybės. Ar iš tikrųjų jūs to norite ir ar tikrai yra tas noras tai daryti? Ir ar tai bus jums vertinga? Jeigu visgi jūs išanalizavę, nusprendėte, kad tokią savo vizualizaciją jūs norite pamatyti, galbūt už savaitės, už mėnesį, už 2, už 3, galbūt už metų, tai tada pradėkit daryti. Ir sukurkit savo naują aš, savo naujo aš vaizdą. Ačiū, kad dirbote, ačiū, kad siekėte, ačiū, kad norite kažką pakeisti savo gyvenime ir sėkmės jums. Susitiksim sekantį kartą.